paskutinysis Karpių dvaro valdovas, būdamas 18, galbūt 19 metų, įsimyli jauną, gražią plovėją. Jis taip karštai ją myli, kad užmiršta, jog jis yra bajoras. Jis yra trečdalio Lietuvos žemių valdovas. Jo gyslomis teka taip vadinamasis mėlynasis kraujas, o ji tiesiog paprasta mužikė. Štai šioje vietoje kadaise stovėjo didžiulė balto marmuro pavėsinė. Čia įrinkdavosi įsimylėjėliai. Tiesa, naktį, paslapčia. Jie rezgė planus pabėgti į užsienį, ten, kur jų niekas nepažįsta, ten, kurių meilės niekas nekritikuos. Tačiau vieną naktį Benedikto viduje pabunda tas tikrasis bajoras. Ir jis nusprendžia daryti taip, kaip pasielgtų jo stoto žmogus. Taigi, daugiau nei prieš 100 metų dvare vyksta didžiulė puota. Puotos įkarštyje atsidaro mėlynosios menės duris ir į vidų įžengia jaunasis Karpis, už parankės vesdamas savo jauną ir drebančią lyg epušies pušelę išrinktąjį. Ir nors ant jos kūno specialiai iš Prancūzijos atvežta šilkinė suknia, nors ant jos kaklo nuostabūs karoliai, jaučiasi labai blogai. Nežino nei kaip stovėti, nei kur laikyti rankas, nei kur žiūrėti. Ir ta šilkinė suknia ją tiesiog slegia, jai ji yra labai nemaloni. Tuo tarpu Benediktas jaučiasi labai puikiai. Jis pareiškė: ponai, yra mano išrinktoji. Mūsų širdis plaka lyg viena. Ten, kur bus jo širdis, ten bus ir manoji. Susirinkę aikti. Senasis tėvas Karpis net bajoduoja iš pykčio ir nieko nesakęs palieka svečius. Visą vakarą svečiai apkalbinėja jaunuosius. Ji graži, žavi, tačiau mužikė. Kokia gėda dvarui, kokia gėda Karpių šeimai, kokia gėda vargšui tėvui. Tačiau jaunieji jų negirdi. Jie visą vakarą šoka, šnekučiuojasi, žiūri vienas kitam į akis. Jaunasis Benediktas kartoja: nebijok, aš tave vesiu, tu tapsi kilminga dama, visi tave gerbs. Mūsų gyvenimas taps tarsi viena nesibaigianti meilės pasaka. Tačiau visos pasakos anksčiau ar vėliau baigėsi. Baigėsi puota, išaušta rytas. Niekas tiksliai nežino, kas įvyko tą vakarą. Tačiau tos merginos daugiau niekas niekad nebepamatys. O jaunasis Benediktas beveik 10 metų užsidarys savo kambaryje ir su nieko nešnekės. Senasis Karpis, tam, kad būtų išsaugota šeimos garbė, tam, kad būtų išsaugota mėlynojo kraujo grinybė, nužudys merginą. O kad jau būtų išpildytas įnoringojo Nikaičio noras apie 2 šalia plakančias širdis, iš merginos krūtinės bus išplėšta širdis, nunešta į Benedikto kambarį ir įmūryta jame esančią sieną. Praeis 10 metų. Benediktas susitaikė su tėvu. Jis ves paskutinėje šio dvaro valdovę Mariją Joaną Karpienę. Tačiau jų meilė truks neilgai. Jis mirs 1927-aisiais, ji Antrojo pasaulinio karo pradžioje. Vaikų jie taip ir nebesusilauks, užbaigdami šią nuostabią giminę. O jaunąjį Benediktą žmonės daugiau matys ne dvare, tačiau čia, šioje balto marmuro pavėsinėje, sėdinti, žiūrinti kažkur labai labai toli. Jeigu jūs čia atvyktumėte Liepos 23 dieną, naktį, kai nebūtų vėjo, nebūtų lietaus, būtų mirtina tyla, jeigu jums labai pasisektų, jūs galėtumėte išvysti 2 rausvai gelsvas švieseles, besisukančias vieną aplink kitą. Liepos 23, tą pačią naktį, kai buvo nužudyta ta mergina,
susitiks dviejų įsimylėjėlių sielas ir sušoks savo meilės šokį